Labą dieną. Antropologas, politologas Bernaras Ivanovas. Šiandien nusiteikęs linksmiau matau. O ką daryti? Dar linksmiau, taip. O tai kaip jums tas pusmetis naujos valdžios? Vis tik kažkokių tai... Jokių siurprizų ypatingų. Mes nematom. Pagrindinis dalykas turbūt informacinis šaršalas ir labai daug visokių feikų, kurių mes anksčiau turbūt politikoje tiek ir viešoje erdvėje nematėm, kai tiesiog viešoje erdvėje medijos formavo kryptingai. Sakykime taip, ne visai adekvatų daromų reformų vaizdą. Ta prasme ir nekilnojamo turto mokesčio istorija buvo visiškai iškreipta, manyčiau, medijose ir ne tik todėl, kad ministras Šadžius daug visko kaitaliojo tenai kas porą valandų, bet bendrai iš principo, nes kaip mes matome finale, netoks tas velnias baisus kaip įpiešė. Plus be abejo mane nudžiugino nors simbolinė progresija pajamų mokesčio prasme, kuri buvo įvesta, bent jau kaip principas, kadangi tai iš tiesų bent jau kažkiek tai susišaukia su adekvatesnė politika, o ne su tuo, ką viena valdžia vadino lubomis, kai nustatai turtuoliam lubas, iki kurių jie kažką sumoka, o toliau nieko nemoka. Bet kokia tai ir toliau nieko nemokės ir už nekilnojamą turtą nemokės matyti irgi ir nemokės dar daugiau negu nemokėjo prieš tai, bet galiausiai ir runkeliai taip pat mažiau nukentės. Plus be abejo mane džiugina, kad vis dėlto likviduojama ta nuostabioji antroji pakopa, kas iš tiesų, manau, nurašo visas tas galbūt klaidas arba nesąmonės, kurias mes pamatėm per šitą pusmetį, bet bendrai paėmus, kas iš tiesų turbūt išsiskiria iš ankstesnių laikotarpių, tai o būtent medijų kampanija labai kryptinga ir labai siaura nukreipta prieš šitą valdžią. Pradžioje ten stovėjo su žvakėm, paskui jie marširavo prie Seimo, galiausiai kritikavo, labai geras buvo reportažas vienoje žinių laidoj, kur žurnalistai pakalbino susirinkusius, kurie papasakojo, kodėl jie nekenčia Benkūno. Atsiprašau, čia pagal Freudą. Palucko, taip, kodėl nekenčia Palucko. Ir Palucko pasirodo nekenčia todėl, kad jis nepanikuoja. Jis nepakankamai panikuoja. Ir jis nesusidės kuprinytę, supras, ne ten vilą nusipirko, ar dar nenusipirko, ten prie žvėryno kažkokią būdą nusipirko, pigiai nežinia kam, kuris sugriuvus ir be kanalizacijos, kas irgi yra blogai. Tai kitas aiškino, kad iš principo tokia valdžia yra blogis. Aš irgi norėčiau būdą, Šnipiškės jau 16 000 eurų nusipirko. Aš pasakysiu, to laiku buvo galima senamiestį nusipirkti būdą už 18 000 Kaune. Kaune tuo metu, būtent tuo metu, krizės metu, aš pats tuo labai tuo metu domėjausi ir man tai buvo labai aktualus klausimas, nedetalizuosiu, bet pasakysiu, 80-85 000 litų tada, tai buvo realus pirkinys apleisto kažkokio objekto, būto iki 60 kvadratų ir panašiai. Todėl čia nemanau, kad yra meluojama. Plus dar labai juokinga, kai ten lakstė vienas, berods čia tas, iš kurio aš bijau suklysti, bet čia turbūt tas, iš kurio Grybauskaitė apdaunojo matėme, labai daug reiškėsi ir labai daug skiričiojus, jisai tenai aiškinamas, man atrodo, būtent jisai, kad Paluckas iš jis buvo benamis. Nes jisai neturėjo būto 4 ar 5 metus, o Lietuvoje nevalia neturėti būto, nes jeigu tu neturi būto, tu reiškia esi benamis, kaip Šiaurės Korėjai, nes Šiaurės Korėjai turi turėti visi. Tai neturi ir aplinkos ministras, dirbęs valdybės administracijos vadovų žmogus. Kai kas pas mus iš viso. Jis benamis. Tai benamė pas mus ir Navickienė, jinai iš viso dirbtuvėse gyveno su savo vyru. Visi benamiai. Jie benamiai, bet Paluckas, kadangi jis Paluckas ir socdemas, jis didesnis benamis. Ir jeigu tu, pavyzdžiui, esi... Jie ne benamiai, jie melagiai. Jeigu tu, pavyzdžiui, esi... Jie visi melagiai. Ar jums neatrodo, jūsų nešokiruoja tas melas, kuris jau darosi absoliučiai visuotinas, nes anksčiau tai meluodavo ir matydavai, kad biški gėda tiem politikam, kai meluoja. Nepastebėjau. Dabar ne. Nepastebėjau. Oi, ne, dabar net negėda, ne biškio. O gėda kažkada buvo. Nepastebėjau, kad jiem būtų anksčiau būdavo, net atsistatydindavo. Čia ta prasme Šleževičius. Taip, Šleževičius, pamenu, atsistatydindavo. Ir daugiau buvo. Jisai grumuodamas
ten kumšteliu atsistatydino, sakydamas, ne aš atsiėmiau mano patarėją. Nu, bet jau nesvarbu, tada buvo Brazauskas. Ir kai Brazauskas trepteldavo kojo, visi kaip tipelės išsirikiuodavo ir atiduoda jam garbę. Nes jis tikras buvo generolas visos tos nomenklatūros, o dabar tokių sunkiasvorių politikų nebeliko. Net ir ta, kuri pretendavo į tą vaidmenį, kaip mes žinome, liko Briuselį. Va, todėl, kitų herojų pas mus tiesiog fiziškai nie. Bet iš ties taip reikia sutikti su tuo, kad taip vyksta degradacija ir kitaip ir būti negali, nes tiesiog kai nėra visuomenės kaip pajėgios kažkokios visumos žmonių gebančių išsireikalauti iš valdžios atsakomybės, kitaip ir būti negali. Tiesiog čia yra toks mūsų jau posovietinis žmogaus valdžioje fenomenas. O žmogus valdžioje posovietinėje erdvėje tai yra, faktiškai tas, kuris jaučiasi absoliučiai nebaudžiamas ir jaučiasi visiškai laisvas. Sprendat, čia ta laisvė, tikrai žodžio prasme, pasireiškia, tiksliau, ne laisvė savivalė, bet mes savivalę dažnai vadinam laisvę, todėl viskas tvarkuoja. Va, ir tą mes stebim, bet, suprantat, vėlgi, kas džiugina, be abejo, džiugina tai, kad vis dėlto yra valdžioje kelios grupuotės, tai yra grupės. Ir jos tarpusai konkuruodamos, tarpusai kovodamos vis dėlto mums, kaip tai neįgaliai visuomeniai, suteikia šansą dar kažkiek tai vegetuoti. Ir tas vegetacijos periodas, duos Dievas, užsitęs. Kaip užsitęs, juokėsi puodas, kad katilas juodas. Riksmas baisus, konservatoriai puola tos socdemus, socdemai tokie patys, tie tokie patys, o tie, kurie reikia dar. Čia kaip pasižiūrėti, ar tokie patys, nes jeigu mes pasidėliosim ir pasižiūrėsim, ar jie tikrai tokie patys, ir aš tada norėčiau paklausti, o kurgi socdemų Bartuševičius, kur socdemų Bartuševičius? Yra socdemų Bartuševičius, 7 metus gavęs, kol kas nematau, kur socdemų Navickienė. Man įdomu, kur Navickienė ir kur, pavyzdžiui, koks nors nuostabus vaikinas, kuris mūsų pensijas kazino prašvilpė. Plius ir dar ne vakaras. Bet suprantat, koks dalykas, kažkaip matydamas tą kampaniją informacinę nukreiptą ar tai prieš vienus, ar prieš kitus valdžioje esančius dabar, o suprantu, kad nelabai tai, ką turi prikast. Nes jie kasa labai intensyviai, tiesiog rankovės atsiraitoja, kelnes taip pat, jie tiesiog tenai jau galvoja užšiuopę kažkokią ženšenio šaknį, traukia, o ką ištraukia? Mes matome, ką ištraukia, nieko net suformuluoti konkrečiai negali. Aš klausau tą kritiką ir aš norėčiau tos kritikos, labai mėgstu kritiką, patinka man valdžios kritika, pats mėgstu kritikuoti valdžią ir Palucko labai nemėgstu, siaubingai nemėgstu, bet vietoj kažkokios kritikos aš girdžiu lojimą. Tiesiog, suprantat, aš nesu šunų specialistas ir nemoku šunų kalbos, bet tai, ką aš girdžiu, tai yra tiesiog lojimas, pats paprasčiausias, nerišlus, nes, kai kurie šunys o kaimynų rišliauloja. Todėl, kažkaip negaliu to priimti kaip kritikos, nes jinai yra... Sakykime, mitingas prieš valdžią, kurio šūkio taip nieko ir nesupratom apie susireikšminį. Suprantat. Bet pirmose gretose stovi žmonės, vienas jūsų kolega apžvalgininkas, kurį išgelbėjo iš Vienos mūsų karinis lėktuvas, dabartinės valdžios, ir jis vis tiek stovi ir ten protestuoja prieš kažką. Teisingai. Ko jam trūksta? Nieko netrūksta, jisai gina savo pilietinę poziciją. Opozicija kokia? Pozicija pilietinė. Pasiųsti valdžią po velnių, tai ko jis nesiuntė iš to Izraelio arba iš Vienos? Va čia jo reiktų klausti. Bet šiaip iš to, ką mes matom principingai nuoseklę jo poziciją, jis ją užima ir jos vedinas eina į mitingus, daro komentarus. Tiesa, prisipažinsiu, aš jų nelabai suprantu, per daug ten aukštas pilotažas man, aš intelektualiai esu, ta prasme, netiek subrendęs, todėl man Kad jau Spartano būtų nusipelnęs. Oi ne, man Spartano niekas nesiųstų, man nepasiųstų po velnių, jeigu aš net ir paprašyčiau. Todėl čia viskas suprantama ir nėra jokių komentarų, turbūt platesnių šitoje vietoje. Bet man kitas dalykas užkliuvo, arba, sakykim, taip, pradžiugino Kauno merų istoriją eilinę su oligarchiniu
Rolls-Royce'ų mes sužinojom, kad Rolls-Royce'ai, kai kurie, ypač jeigu jie yra vairuojami, pavyzdžiui, Matijošaičio, jie tampa oligarchiniais. Jeigu vairuoja jos konservatorių atstovai, būtų įdomu pasižiūrėti, kokį neoligarchinį automobilį vairuoja, pavyzdžiui, Kreivys. Garantuotai, kad paspirtuką, ar ne? Nieko neturi. Nieko neturi. Kaip vargo pelė, paspirtukų važinėja. Mes suprantam, ten oligarchatų nekvepia nei iš tolo, kvepia Teslomis, kvepia visokiais kitais nuostabiais. Elektros rinka. Be abejo, ventiliatoriais kvepia, besisukančiais visur. Čia, kaip sakyt, viskas aišku. Bet bendrai paėmus, žinoma, ta istorija ir tų visų verslų istorija Rusijoje, aišku, negali nežavėti, nes kai tik biškelį paknybinėjai ir kai biškelį kažkokia istorija išlenda, tu tiesiog, wow, o kokios puikios pas mus visokios yra firmelės, kokios visokios leidyklos. Yra ten tokia leidykla vadinama Tėtis, va. Ir va, taip ir norisi paklausti, kur buvusi valdžia visus vadovėlius spausdinti prašė. O neturi Rusijoje, a jų nėra. Nėra ten Rusijos šleifo. Ne, suprantat, pasižiūrė mūsų statistiką, kurią publikuoja mūsų NATO partnerės, ar ne, tai mūsų šimtai įmonių padeda apeiti sankcijas Rusijai arba tiekia visokios produkcijas. Nebūtinai apeiti sankcijas, tarp sankcijos apeinančių turbūt įmonių galbūt viena kita bus, ne 270, kiek ten buvo suskaičiuota bendroji suma, bet jos padeda tiekti visokius komponentus ir, kaip sakyti, pinigai nekvepia ir kažkaip tos istorijos pradeda lipti daugiau dabar ir su Baltarusija ryšiai visokie įdomus ten irgi. Taip kad čia, jeigu pats darai, tai viskas okei. Jeigu kiti, tai tu turi išsikviesti kokį specialistą, kuris pilietiškai ir nuosekliai paaiškins, kodėl į Lietuvos priešai, ne? Todėl čia viskas logiška ir tiesiog yra, va taip kaip yra. Bernarai, bet va ta dabar tokia tikrai populiari paslapties skraistė. Ką be paklaustum, ar apie gynybą, ką nors žmonės nori sužinoti, ar apie kažką, jiem jau net ir apie paprastus dalykus sakoma, čia paslaptis. Ne jūsų reikalas čia. Be abejo, tai labai intimu, be abejo. Ne, tai ruošiamasi vogti, mum atrodo. Ir vogti dar smarkiau. Karalius Jeigu nuogas. Nesakoma, Karalius kur nuogas. dingsta. Dabar vat Benkunskas, tas savo kažkokias ten, nežinau, brigadas, kur važinės po Vilnių su kulkosvaidžiais ant stogo, paklaustas, o tai kiek jų bus, ką saugo, sako, čia paslaptis, kiek ir ką nesakysim, kiek pinigų nesakysim, kiek reikės, tiek bus. Tai žmonės suvokia, kad, nieko nekainuos, aš garantuoju. Aš garantuoju, nieko nepavoks. Įvertinu, visiškai nepavoks. Butaforiniai bus kulkosvaidžiai. Bus patys tikriausiai ir kulkosvaidžiai, ir džihad mobiliai. Kadangi Lietuvoje geometrinė progresija didėja skaičius imigrantų iš šalių, kur džihadas yra, kaip sakyt, kasdienė rutina, tai džihad mobiliai turės atsiras. Jie, manau, iš savo tokio, įprasto gyvenimo būdo ir nelabai išeis, virs plovą ir praktikuos džihad mobilių reidus. Koks skirtumas, į ką jiems šaudyti? Ar tai ten šaudyti Sirijoje? Ruošiasi, laukia tų gerberų pelargonijos. Buvo pelargonijas, gerberas ir kitus nuostabius mešką galės dar sumedžioti. Taip pat mes žinome, kad viskas bus ir užminuota taip pat. Šiaip užminavimas... Ir uždėti tais ežiais, kad vilniečiai nepabėgtų. Kugeliais, ežiais, kurmiais ir visais kitais nuostabiais padarais, kurie be jokios abejonės neleis jokiam priešui čia nosies. Tuo metu, kol šalies vadovai bus paslėpti ir evakuoti. Be abejo, o mes nepanikuosim ir niekur nesislėpsim. Sėdėsim laimingi, mirs, žūsim. Va. Ir, kodėl? Svarbu, kad laimingi. Pateksim į geresnę vietą. Irgi netokia bloga perspektyva. Aš žiūriu, Lietuvoje vis labiau populiarėja budizmas. Tai nuostabi religija ir filosofija kaip tik į čia į temą, nes palikti sansarą bent kuriam laikui, pats didžiausias gėris. Bet bendrai paėmus, ką pasakyti, mes esam šitoj visoje istorijoje tiesiog žiūrovai. Tiesiog žiūrovai visiškai negalintis nieko pakeisti, pririšti prie krėslų. Žiūrovai tol, kol nereikia sąskaitų apsimokėti, tada jau dalyviai. Sąskaitas... Kažkas suneš, tai turi tie žiūrovai prijungta už bilietą.
aparatūra prie mūsų prijungta, visos pastatytos, suprantat, nusiurbimo visos priemonės, visi kateteriai prijungti. Ir mes bežiūrėdami tą nuostabią visą fantastišką panoramą, esame ir nuskausminami, ir nusiurbiami, ir toliau guodžiami mintimi, kad be jokios abejonės paskutinė vasara, paskutinis mėnuo, paskutinė savaitė, nes kaip mes žinome, didžiausias Palucko nusikaltimas tai yra tai, kad jis nepakankamai panikuoja, bet visi aplinkui panikuoja pakankamai, todėl kažkaip jo nepanikavimą viskas atsveria. Ir mes tą panikavimą kiekvieną dieną stebim, įvairiausių linksmų feikų pavydalų, įvairiausių nesąmonių pavydalų, įvairiausių absurdiškiausių. Ir jau suprantat, man labai patiko, kaip mano bičiulis Kasčiūnas pristatinėjo konservatorių kultūros, kas ten pas juos, memorandumą. Taip. Ir žurnalistas jau nesusilaikė, paklausdamas jį, kada jis pasvers spektaklį matė. Ir labai nepatogino, kad matė su vaikais kažkokį spektaklį. Aš nežinau, jis nepasakė pavadinimo, bet oi, nesakysiu. Turbūt gal kokį nors Pinokio nuotykį. Sunku pasakyti, bet čia buvo labai miela. Taip miela, taip žmogiška, argi nesmagu pasižiūrėti. Juk pas mus tam repertuare, kurį jie demonstruoja, tai mūsų nuostabiai liaudžiai, tai yra įvairių žanro siužetai. Yra filmukai vaikams, yra koviniai, be abejo, taip pat filmai. Čia jau, kaip sakyti, ir Benkunskas pasistengė, ir ne tik jisai. Yra siaubo trileriai. Kaip jis be jų. Mistika, tai kiekvienam žingsnį. Mistika mus lydi, ypač temose apie finansus, kai ateina, išlenda mūsų kontrolė, valstybės, ir skėsčiom rankomis nežino 700 milijonų. Bet jie yra, tikrai yra, nes kažkaip, mes nemokam, suprantat, jie nemoka paskaičiuoti, bet ko norėt. Dabar, man atrodo, vienas amerikiečių leidinys, ar tai The Washington Post parašė, kad mes į galą net nežinom, kaip lėktuvai skraido. Suprantat, fizikai iki šiol nesutinka, koks yra tikras teorinis pagrindas, bet lėktuvai skrenda, ne? Tai, o biudžetas surenkamas, taip, ir švietimo sistema funkcionuoja, nefunkcionuoja. Nereikia apie nabašnikus. Sveikatos sistema funkcionuoja. Irgi nabašnikas. O mūsų nuostabių krašto velnės. Ir, blemba, o kas funkcionuoja? Tai teisingai. Mes gyvename, žinau, kokiam filme, dabar kaip tik išėjo premjera, The Walking Dead, Dead City. Kaip tik ten viskas apie mus, aplinkui vieni zombiai. Ir politikų pavydalų, ir, man atrodo, ir pačios visuomenės. Visuomenė mūsų irgi dar tas zombis. Taip, kad viskas normaliai, man atrodo, kaip visada. Ir galim pasidžiaugti, vasara eina toliau, zombiai. Nepamirškim, kad visos valdžios blogos. Ir dabartinė labai bloga, bet nepamirškim, kad ir ankstesnė buvo. Dar blogesnė. Dar blogesnė. Dar blogesnės bus. Todėl, kadangi mes verti filmų apie vaikščiančius zombius, todėl, ir pasidžiaugime tuo ir bandykime juos apdovanoti vienu ar kitu Oskaru. Tai yra, neškime mokesčius, neatsiminėkime iš antros pakopos pinigų, palikime, jie geriau žino, kuriuos reikia panaudoti ir koks kazino pats geriausias, kuriame galima laimėti. Taip pat nepamirškime, kad reikia statyti stadionus ir, kaip mes žinome, bus ir dar vienas stadionas, greičiausiai, nes pasakė Benkunskas. Maniežas ir stadiono dar antro reikėtų. Daug visko reikėtų, katamaranai plaukioja ten iš lėto. 4. Tarbriedžių. Už 20 milijonų tarbriedžių. Nors troleibus ir toliau, man atrodo, Škodos kiek pamenu surūdijusios Vilnių. Ėjau čia per Vilnių, žiūriu, Škoda važiuoja surūdijusi. Tokie ir tokios kardos, biškiai atsikadė. Jau nupirko troleibusų. Atvažiuos čia buvo prieš porą mėnesių. Jau prie kada nors atvažiuos. Kada nors atvažiuos neužilgo. Po kelių metų ir turėsim ir troleibusą kokį. Kaip tam anekdotė apie beprotnamę. Nebūsite geri, jūsų baseiną ir vandens pripildysim. O taip plaukiokit dabar be vandens. Puiku. Mes taip ir gyvenam. Čia viską suprantam. Tai buvo zombių pasaulio naujienos pagal antropologą Bernarą Ivanovą. Visiškai teisingai. Kam patiko, spauskite patiko ir žiūrėkite mūsų kanalą.